Visa prapuolė, tik ant lauko pliko, kelios pušelės apykrėvės liko. Skujom, šakelėm ir šiškom nuklota, kepina saulė nenaudingą plotą. Štai tokį vaizdą mokiniai atėjo į naujus mokslo metus pamatė mokykloje. Daugybę metų čia stovėjęs medis buvo staiga nukirstas. Mokinius jis saugodavo nuo lietaus, vasarą nuo saulės, o pažiūrėjus pro langus jis susiteikdavo šiokią tokią ramybę. Šį medį mokyklos valdžia nukirto savavališkai ir manau mokiniai turi žinoti tiesą apie jį. Ką manai apie nukirstą medį stovėjimo aikštelėje? Yra ten nukritus medis? Nukirstas medis. Nukirstas? Nu, kodėl kirsta medį, žinai, gražus medis buvo, žinai, labai blogai, kad nukirto. Tai esi prieš kirtimą medžių? Taip. Reikia juos lipti, nekirst, žinai. O buvai lipęs į tą medį, kai jisai buvo? Būtent tą medį ne, bet į daug kitų medžių taip. O Biliūno teritorijoje koks yra sunkiausias medis, kurį buvo lipti? Nežinau, labai daug medžių yra Biliūno teritorijoje. Nežinau, gal tą, kur nukirto, nu, tipo, žinai, tie dideli medžiai, sunku lipti juos. Tikrai liūdna, bet yra ir pliusų, nebekris lapai ant mokytojų mašinų, nebereiks leisti pinigų ant plovyklos. Tai tu esi už medžių nukirtimą? Prieš, bet yra pliusų. Aš pastebėjau, kad tik jo nebeliko, atėjus į mokyklą čia nebeliko šešėlio, tai manau labai blogai. Jo, labai tuščia dabar atrodo. Ar galime jį atsodinti? Galėsim paklausti to direktorės, galbūt. Norėtumėt, kad atsodintas būtų medis? Taip. Taip. Ką manai apie nukirstą medį Biliūno mokykloje? O, čia tragedija didžiulė. Medis buvo toks didelis ir gražus. Gaila, labai gaila. Nes lūtės uždengė, žinai. Pasilgsti medžio? Taip, labai. Ar norėtum pamatyti kažką toje vietoje, gal kažkokį atsodinimą ar kažkokį, kažką tokio? Tiek nieko labai, niekas nepakeis to medžio, to originalaus, žinai. Kad ir pasodintum, mes vis tiek jo nepamatysim tokio didingo, koks buvo. O kokia nuomonė apie nukirstą medį stovėjimo aikštelėje? Prasta. Patiko tas medis, bet sako, jis buvo avarinės būklės. Ar norėtumėt kažką pamatyti vietoje jo pasodintą, ar kažką tokio? Jo, gali aukti kažkoks dekoratyvinis krūmelis. Bet aš medžio labai pasiilgau, man mokykla be jo yra labai tuščia ir aš noriu mirti. Ačiū. Ar atsodintas medis galbūt sugrąžinta jūsų norą gyventi? Taip. Ne. Mes norim medžio Lietuvą. Kokią nuomonę apie nukirstą medį Biliūno stovėjimo aikštelėje? Dar negirdėjome apie šitą naujieną, bet kiekvienas medis yra mums reikalingas, tai pats pritariu. Ačiū labai. Štai matome, netgi ir tie pirmokai, kurie pirmą kartą atėjo į mokyklą, net nematė medžio, jau pasilgsta jo. Tai matome, ši problema ištinka ne tik ilgamžius Biliūno mokinius, bet ir naujus. Štai čia stovėdavo pro langą, galite matyti, nukirstas medis buvo. Tai ką jūs manote? Viskas gerai. Galbūt atsodinsiu medį, galbūt. Ką manote apie nukirstą medį Biliūne? Kieme? Taip. Gerai, nes kiek žinau, jisai buvo pavojingas, nes vidus jo buvo supuvęs. Tai galėjo bet kada užgriūti ant mokytojo automobilių. Aš nuomonės apie medžius neturiu. Ką manote apie nukirstą medį, Biliūno medį, taip vadinamą? Galėtumėt išsiplėsti apie tai. Štai čia, ten va pro langą gali matyti, nukirstas medis yra. Aš nemačiau. Pla.
Matai, va čia, va. Turi, va, tenais, va, naiti pažiūrėti. Nu tai, supranti, koks medis dabar? Dabar puikiai suprantu, aš esu nusivylęs, palaužtas, sutriuškintas šią informaciją ir aš eisiu namo. Gal turi porą žodžių pasakyti direktoriui ir kažkam, nu, kas nukirto šitą medį? Ne, aš neįsiu namo direktoriai čia, o medžiagas nukirto, tai aš nežinau. Ačiū labai. Iki. Ką manai apie nukirstą medį stovėjimo aikštelėje? Blogai, nes tada viskas matosi, kas į katilą eina. O gal kas galėtų pakeisti tą medį? Stulpas. Stulpas? Koksai? Ką žinau, storas turbūt. Taip pat tiesiog šviesos stulpas? Ko ne? Arba naują medį pasodinti. Ko norėtumėt vietoj medžio stovėjimo aikštelėje? Norėčiau parduotuvės. Ai, kokios? Tokios mažos, kur ir galėtų prie mokyklos, kad pakeistume jau užsidariusi bazarą. Savo miške. Galiu pasakyti, jeigu pamatau nukirstą medį, tai man labai nepatinka tas. Nebent jeigu prekybai ir su leidimu, tai viskas tvarkoj. Bet jeigu neteisėtai, tai man iš karto siūtas įima ir sakau, ne, to nekenčiu tiek alpas. Arba aš kaip gamtos sergėtojas ir visa gera. Taigi, ką manai apie nukirstą medį Biliūne? Nukirto medį, seni? Taip. Seni, aš prisimenu, blemba 97 vasarą, 56 laida, blemba. Man sunku kalbėti apie tai, iš tikrųjų, ten mes visi palaidojom klasės vėžlį. Ačiū už... viskas bus gerai. Labai liūdna. Ačiū. Sveiki, jūs abi dvyliktokės, ką manote apie nukirstą medį stovėjimo aikštelėje? Iš ties yra baisi tragedija, ta prasme, jis buvo didelė Biliūno mokyklos dalis, tai gana apmaudu. Nebeturi ką žiūrėti per pamokas. Koks dalykas galbūt jums galėtų pakeisti tą medį? Tikrai nežinau, jis buvo tikrai didelė mokyklos dalis. Reiktų atsodinti, tikrai reiktų. Varinė Musteikėnė statula. Liūdžiu ir aš tuo pačiu. Žiauriai gaila man to medžio, aš norėjau, kad tas medis būtų, jis simbolizavo Biliūną ir jį nukirto. Kas galėtų tą jūsų liūdesį pagerinti? 2 gramai. Liūdna, man vis laik medžio gaila, bet jau šaukštai popiet. Nekirskim daugiau, ne vieno medžio. Ką manote apie nukirstą medį stovėjimo aikštelėje? Labai blogai, jis visą laiką ten buvo, dabar pradinga. Aš nesuprantu, kodėl. Jis taip gerai atrodė, viskas stovėjo ir netrūkdė. Ir dabar tiesiog nukirto, be priežasties, kodėl? Pasodinam naują medį. Arba 2 toj vietoj, 3. 4 gal. Kiek tilps, tiek sodinam. Gerai. Niekad medžių nebūna per daug. Kalbame su mokiniu jau baigusiu Biliūnę ir ką manai apie nukirstą medį stovėjimo aikštelėje? Šiaip manau, kad tikrai čia yra didelė netektis mokyklai. Tai buvo mūsų mokyklos veidas, mūsų mokyklos grožis ir manau, kad tai yra tikrai labai blogas dalykas, kad jo netekome. Aš galvoju, gal jeigu šaknys sveikos, gal dar išleis daigelius ir tas medis atgis. O gal tai vietoj ką nors padaryti simbolišką, ką nors, mieste dabar pas mus labai populiaru dėžės, jeigu pastebėjot renovuotam Ramybės mikrorajone. Aš nežinau, ar kaimo vietovė būtina atskirti augalą nuo žemės ir sudinti jį į dėžę. Gal New Yorkui tas įtiktų, kur viskas užsaltuota. Bet tas variantas tiktų gal ir mūsų šitam kiemui. Galima būtų kokią sukonstruoti per technologijų pamokas gražią labai tokią talpą ir į ją supilti žemės ir pasodinti kokiu nors augalu. Ką matote apie nukirstą medį stovėjimo aikštelėje? Medį, ką? Stovėjo medis ir jį nukirto, ką jūs apie tai manote? Taigi, esame su mokyklos direktorė Regina Drusienė ir šiandien norime paklausti, kokia buvo medžio nukirtimo priežastis, kas jam atsitiko. Aš labai suprantu jūsų nerimą dėl buvusio gražuolio Žilvyčio, skauda širdį ir mums, bet jis jau buvo savo amžių atgyvenęs, jis buvo avarinės būklės ir mes privalėjom su juo atsisveikinti. Riedėjo ašaros, bet atsisveikinam, kad
mūsų mokiniai, mokytojai būtų saugus. Šiaip mes augalus, gėlės, medžius labai mylim ir matot, kad mūsų gimnazijoje jų tikrai pakanka. O vietoj buvusio žilvyčio pasitarsim, ką galėtume pasodinti, kokį kitą augalą. Iš tikrųjų, tai aš tą medį atsimenu labai seniai, nes esu grina krauja Biliūnietė ir jau nežinau, kiek čia virš 30 metų, kaip jau baigus mokyklą. Tai mano tokie prisiminimai, kad kai mes buvom 12-okai, būdavo tradicija pabaigoje mokslo metų pasodinti kažkokį augalą, kaip ir dabar jinai yra tęsiama. Tai aš atsimenu, kad mūsų laida toj vietoj, kur tas medis stovėjo, mes ten tikrai kažką sodinom. Bet dabar tikrai nepasakysiu tiksliai, ar tas medis jau buvo pasodintas ir mes šalia kažką sodinom, bet yra nuotraukos, dar tikrai yra, kaip mes ten sodinom. Tai man būtų labai įdomu pasižiūrėti, ar mes tą medį sodinom, ar mes ten kokias rožės tuo metu, nes ten buvo toks platesnis šiek tiek darželis. Tai va, iš tikrųjų man jisai buvo labai gražus tas medis. Toks dabar kaip ir tuštokas tas kiemas. Bet girdėjau, kad ne šiaip sau nukirto, kad jis ten jau papuvęs ir jau buvo pavojinga statyti mašinas ten po juo ir taip toliau. Tai va, bet jis toks pridavė labai jaukumą iš tikrųjų ir gražių prisiminimų. Ar norėtumėt, kad būtų galbūt kitoje vietoje medis pasadintas, ar jo vietoje kažkas būtų vietoj to kelmo padaryta? Čia klausimas toks suktas ir sudėtingas. Turint galvoje, kad dabar automobilių aikštelė pildyta, perpildyta ir sunkoka rasti vietų, kaip ir logiška, kad dabar ten telpa daugiau pasistatyti. Jeigu, ar ne, bet kai, sakykime, vyksta kokie tai renginiai, kai geras oras, ar ne tas pats paskutinis skambutis dažnai ir išleistuvės, kai vykdavo kieme, tai man tas medis, tai labai gražu papuošimas. Jeigu kažkas, kad ir kuklesnio būtų, tai aš tikrai, manau, neprieštaraučiau. Kuo daugiau žalumos, to gražiau. Nukirtus medį, pora žmonių verkė, pora džiaugiasi, dauguma tiesiog tylėjo. Medis sirgo ir jį būtina buvo nukirsti. Tačiau, kai matė už manęs jau vyksta darbai ir tikrai tikimės, kad tą medį atsidins. Taigi ateitis yra tikrai šviesi.